Su jumis tiem, kas tiki. Šiandien pažiūrėsime, kodėl kiti kišasi į jūsų asmeninį gyvenimą. Gali būti, kad kažkam yra sakoma, kad nebūtų su kai kuriais žmonėmis. Kodėl taip yra sakoma ir kas yra pas jų. Kažkas nori, kad tvirtai apsispręstumėt dėl meilės kažkokių tai reikalų, kad padarytumėt pagaliau sprendimą. Tikina jūs, kad jūs galite pakeisti savo gyvenimą ir bando jūs suklaidinti. Su tuo žmogumi, kurį jums siūlo, jūs laimės nerasite. Arba jeigu esate su tuo žmogumi, tai labai daug laiko esate nelaimingi. Pažiūrėkime, kodėl yra siūloma. Siūloma yra todėl, kad kažkokia moteris norėtų užglaistyti kažkokius tai galbūt kaimynų ar kažkokių tai draugių pažįstamų. Norėtų užglaistyti kažkokius tai nesutarimus. Galbūt kažkas kažką pasakė apie jūsų gyvenimą, kas nėra labai teisinga. Ir tai reikia ištaisyti jos manymu. Kad galbūt jūs vienišas, jūs turite susirasti kažką. Arba jinai galbūt nusprendė, kad laikas kilti į pažintis, nėra ko laukti. O kaip pati jaučiasi? Pažiūrėkime. Ta, kur siūlo kažkokius tai gyvenime jums patarimus, kuri duoda, kaip pati jaučiasi. Įduodama jaučiasi atkūrusi savo gyvybinę energiją. Dėl to, kad jūs ją išklausote. Kas bus, jeigu jūs jos neišklausysite ir neklausysite? Kas bus? Ji bus tiesiog pakabinta situacijai, kur lauks kažkokių tai žinių. Galbūt jos gyvenime žmogus jau paliko ją seniai. Jis rodo ilgą laiką. Buvo nueitas ilgas kelias, bet tai buvo apsišaukėlis. Dėl to jinai dabar stengiasi pavadovauti kažkiek jūsų gyvenime. Taigi pažiūrėkime, kas vadovauja
ir kodėl tai yra daroma. Kas čia nori patarti? Taip. Kažkam dėl kažko yra kaip nematoma siena, užsiblokavęs žmogus nuo moters, galbūt jau keliai yra uždaryti negrįžtamai. Ką žmogus nori patarti? Galbūt prisidėti prie gerbūvio labiau ir tada atsivers. Ir tada bus sėkmė, laimė, ar bus čia taip, kaip sakoma, kaip jūs čia tuose santykiuose jaučiatės. Jūs žinote, kad yra ir tiesa, ir melas. Ieškote gerųjų ir blogųjų savybių žmogaus ir niekaip, ta prasme, kas vyksta jūsų gyvenime, jūs tai priimat be jokio išankstinio nusistatymo. Jeigu duoda dėmesio gerai, jeigu neduoda, reiškia taip turi būti. Galbūt pats nenorite bendrauti. Ir nors tai būtų puikiai, kaip pasakyti, kažkam atrodo, kad tas susidarimas galbūt nelabai gerai jums. Pažiūrėkime, ko nori pas jūsų. Kažkas norėtų, kad pasibaigtų jūsų santykiai, kur galbūt jūs nematote kažkokios tai išeities arba ginatės nuo to, kad pabaigti juos. Jie tikisi kažkas, kad šaulio ženklo, tikisi žmogus, kad jūs rasite sėkmę, kad sėkmė nėra jūsų apleidusi, kad jūs pabaigę, bet šitą sustojimą savo rasite stipriai jums tai sako, stipriai labai vadovauja galbūt vyriškis galbūt, ar tai tėvas, ar čia kažkokia klasta, galbūt norima yra kažkiek pasipinigauti, ar pasirodyti geriau, ko čia nori tas žmogus iš tiesų, ko siekia. Pažiūrėkime, ko siekia tas žmogus, kaip jaučiasi. Tas, kuris patarinėja, kaip jaučiasi. Jisai norėtų pasirodyti kažkokiam tai susitikime, kažkiek tai, kai susitinki, reikia pasipuošti, galbūt kažkas tai neturi iš ko, kaip pasakyti, tai padaryti ir galvoja, kad iš jūsų, kaip pasakyti, gaus kažkokį tai stabilumą ir galės žengti savo keliu, savo gyvenime žmogus nuobodžiauja. Galbūt yra žmogus turėjęs santuoką ar kažkokį tai susitarimą gyvenime, bet žmogus nuobodžiauja,
nukelia savo gyvenimą vėlesniam laikui, todėl jūs ragina nebūti santykyje, galbūt netgi kažkiek pavydi jums, jeigu jūs esate santykyje. Tikisi lengvų pinigų. Taigi, pažiūrėkime, ar čia kas bus, jeigu jūs to žmogaus neklausysite. Kas bus? Tas žmogus gali pasirodyti labai akiplėšiškai. Jeigu jūs jo neklausysite, jisai gali pasielgti nedorai. Gali turėti reikalų su teisėsauga kažkas. Dėl šios asmens. Ir labai gailėtis. Kažkas galbūt jau gailėsi su juo susibendravę ilgą laiką. Galbūt vyksta nebendravimas, netgi galėjo palikti namus žmogus, kažkokia moteris. Žmogus vaidino kažką, ko nėra. Taigi su jumis buvo Tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote.